kažkaip susipažinti, bet vis tiek hibridiškai, ne tik nuotoliniu būdu ir gyvai. Tai atsivežiau kolegą dar Richardą, kad žinotume tiesiog, kad kartais ne visur spėjau sudalyvauti, tai jis už tą būtent sritį atsakingas, tiesiog ne visada grupės vadovas visur spėjęs dalyvauti, papasakoti. Gal trumpai tada, nežinau, skaitėte prezentaciją, bet Richardas gali trumpai pristatyti, po to pereiti diskusiją, arba dabar kaip pasiūlysi. Aš gal tada pertrauksiu truputėlį labai gerai, tai norėčiau gal tada paskelbti, kad mes pradedam tuomet ateities Vilniaus komiteto posėdį numeris 15 ir šiandien darbotvarkėje turime 2 klausimus. Pirmasis klausimas yra tai yra kritinės Vilniaus miesto infrastruktūros pasirengimas atremti kibernetinės grėsmes ir antras klausimas Vilniaus miesto pasirengimas ekstremalioms situacijoms. Tai gal tada, kadangi yra svečiai, pradėkime iškart nuo pirmo klausimo ir tada žodis jums ir po to jau pradėsim diskusiją, manau. Gerai, prašau tada. Kol kiti kelia rankas, aš dar turiu iš karto vieną klausimą. Ten, kai rodėte apie atakas, tai ten, aš supratau, daugiausia buvo pažeista, bandymų pažeisti interneto puslapius. Ar susidurėt su atakomis, kurios bando pažeisti, aš čia formuluočių nežinau, kaip tas vadinasi, bet sakykime, su sistemomis, kurios valdo industrinius procesus. Ką turiu omeny čia, pavyzdžiui, Vilniaus vandenų visi įrenginiai vandens valymo, šilumos tinklų įrenginiai, būtent ne puslapiai patys, kur, nemalonu, kai jų nėra, bet šiluma yra, vanduo yra, tarkim. Ar jūs atskiriat šituos dalykus kaip į atskiras sritis ir kaip pačios įmonės atrodo ir tą saugo? Čia gal į detalės nereikia per daug, bet bendrai. Kiekviena sistema jinai turi savo lygį tam tikrą išrašytą, jo ten scenarijai eina taip toliau, bet kiekvienas išskirtinumas, bet tos sistemos, tarkim, ar šviesoforų, ar ten valdymas tų vandenvalų, taip toliau, jos yra, kiek teko su jais bendrauti, išskirtos visai atskirą lygį ir neprieinamos, bet ką pamatėme per NATO, kaip pavyzdžiui, kaip buvo bandoma sutrikdyti per eismą viešai transportą, tai nulaužė planavimą transporto, tik tais, ta prasme, galima sakyti, planuotis miestiečiam buvo nepatogu pasižiūrėti, o ką parodė, kad Vilniaus vandenys taip pat irgi truputėlį neatsilaiko su aptarnavimo klientų sistema, o kitokiu atgarsiu nesutikome su šilumos tinklais irgi bendradarbiaujant kartu, jie ten bent dėl to nepaminėjo, nes mes esame atskira grupė tokia išsiskyrę, būtent, kad greičiau komunikuoti tarpusavį vidinę, kaip dalintis informaciją, tai tokių bandymų nebuvo. Bet labai sunku atskirti, nes matot, jie bando prieiti per išorę prie tų sistemų ir jeigu pamatai iš karto per bendrinį srautą, tai iš karto jos blokuoja. Tai čia negali pasakyti, jie bando būtent tą targetą rasti ar ne tą. Supratau. Ar būtų klausimų tada, kolego, žiūriu? Gintautai, prašau. Tai dėkui už išsamią prezentaciją. Pradėjau rašytis būsimus klausimus, bet pusę jų atsakėte per prezentaciją. Tai prezentacija tikrai gera, trumpa, bet išsami ir dalykiška. Mano būtų toks klausimas, prieš pradedant diskutuoti ir pasisakinėti. Vilniaus savivaldybės sistema, jeigu imti valstybinių institucijų top 10, kurioje vietoje buvo, taip spėlioju, VSD, KAMAS, Vilniaus savivaldybė. Ar esame kažkur tai konkurentabiliai aukštai, kaip tokie įvertinimai iš viso yra daromi, ar koks jūsų pojūtis yra, kurioje čia mes vietoje esame? Ir truputėlį norėčiau klausimą patikti, kad patikslintumėt, kaip sistema turite omeny visą informacinę sistemą, kaip sistema cybergrido. Cybergrido, kaip apsaugos, reiškia, tarnyba.
Dabar mes esame tik tiek, kad jeigu pagal patį pokytį jinai yra kaip komanda yra maža, bet pagal žinias yra didesnė, nes pati NKSC, ta prasme, įtraukė mūsų veiklą ir netgi tas gerai, kad prasidėjo toks didelis bendradarbiavimas ir tarpusavio komunikavimas. Tai yra, sakom, minusus, pliusus ir jie pradėjo mus girdėti ir veiktis, tai yra netgi kartu pasiderinti tam tikrus veiksmus. Tai aš manau, mes nesam tokie jau. Aš dar norėsiu papildyti kolegas iš savivaldybės, nes irgi šitą žinau. Tai prašau, gal Ričardai jūs ir tada aš papildysiu. Jo, aš tai labai trumpai, kartais tie kolegos, kurie paminėjo tas prekės ženklus, saugumas pas mus nesikreipia, bet nuo NKSC mūsų klausia, pavyzdžiui, kaip mes galvojam, kaip reiktų elgtis tam tikrose situacijose. Mūsų komandos aprieptyje mes nedideli, bet, sakykime, mes pakankamai greitai reaguojam dinamiškai ir mes kalbamės ir kas davė Softshare projektus. Mes kartu su NRTCS, o NRTCS yra privačiam sektoriu lyderiaujanti kompanija ir ne tai, kad Lietuvoje, o regione. Tai mes tada plus minus suprantam, kas vyksta. Aišku, mums reiktų metai ir ne tik Lietuvai, bet ir globaliai, ar ne? Tai faktas, kad tai yra itin svarbu. Dar matyt, kas svarbu čia irgi kolegom žinoti, tarybos nariams, kad nacionaliniu mastu dar vyksta informacinių išteklių svarbos vertinimo procesas, ar ne, IT sistemų vertinimo procesas, būtent sukategorizavus pačios institucijos atlieka šį vertinimą, ekonomikos inovacijų ministerija daro tokį, kaip pasakyti, vertinimą, ar gerai tvarkingai institucijos ar ne tą pasidarė. Tai pagal tą svarbos vertinimą priklausys ir informacinių išteklių duomenų saugojimo svarba, ar jie ten bus priskirtini ypatingai svarbai ir taip toliau, jų laikymo valstybiniam duomenų centre ar privačiam duomenų centre specifika. Tai čia šitie dalykai irgi yra savotiškai susiję su bendrai duomenų saugumu ir matyt atsparumu įvairiom kibernetiniam saugumo atakom. Tai čia tiesiog pridedant to bendresnio konteksto, kuriame Vilniaus savivaldybė veikia ir vaidina tikrai svarbu vaidmenį. Ir aš, Vytautai, turėčiau dar vieną klausimą, jeigu Gintautas nebeturi, tai... Erika, aš tik noriu paklausti, tai top 10 ar ne top 10? Vienareikšmiškai top 10, jeigu jums toli, kurioje vietoje nežinau, bet, sakykime, mūsų prisibijo tam tikros institucijos, jeigu čia buvo paminėtas valstybinis duomenų centras, telecentras taip vadinama. Tai mes jiem iškeliam pakankamai griežtus reikalavimus ir jie kartais nesusitvarko su to dalyku, kas nepaslaptis. Tam tikroje aprieptyje mes tam tikrą informaciją laikom pas juos, bet taip kaip, čia nepaslaptis, mes daug kartų sakėm, padarykit mums taip, tada mes ten pereisim pas jūs, bet jie stato naują centrą, jiems yra kur tobulėti, naudoja tam tikrus įrankius, galbūt ne visai tokius, kaip mes manome, kad būtų faina, tai trinčių yra su jais, bet, Erika, jūsų ministerijai pavaldus tas centras? Ne, aš tiesiog šypsausi, nes aš ką tik po diskusijos apie LRTC ir duomenų centrus, tai jo, labai dėl to daug lavinu tai, ką sakot. Jo, ne mūsų. Erika, tavo klausimas. Jo, man tai klausimas yra, nes aš truputėlį žinau Vilniaus miesto savivaldybės situaciją, taip iš kito galbūt kampo, tai iš tikrųjų pagirtinas darbas, kurį kolegos daro. Man yra klausimas apie jūsų planus, apie resursų poreikį, finansinius poreikius, nes faktas, kad šie metai yra ypatingai kritiški, tai man būtų įdomu išgirsti, kas yra suplanuota dar naujo šiais metais, kur yra didžiausias trūkumas tiek lėšų, tiek žmogiškųjų resursų ir panašiai, nes tai yra matyt, svarbu mums komitete žinoti, planuojantis galimus siūlymus ir panašiai. Kas liečia, ką šiemet suplanavom per tą visą savo, ką buvom suplanavę prieš 3 metus, ką šiemet vykdome jau kaip ir prasifinansavimu, kaip ir viską darome, bet dabar kaip tik mes rengiame planą, kaip būtent kuriuo keliu eisime dėl įmonių prijungimo būtent ir jau kitų metų
biudžete greičiausiai atsiras didesnis poreikis dėl įmonių apjungimo. Ir dar, aišku, pasitvirtinsim su administracija tą kryptį, ar būtent poliklinikas, ar eiti per mokyklas, bet greičiausiai per poliklinikas ir mokyklas. O resursai taip yra paskaičiuoti irgi taip pat administracijai, kiek žmonių reikėtų, jeigu tam tikrą kiekį mes vykdysime prijungimą, tai pateiksime. Tai jeigu poreikis yra, mes galim grįžti po patvirtinimo dar visą planą dar detaliau pristatyti, nes čia irgi truks biškį 20 kokių minučių, nes mes dabar kaip tik po jau tą, ką padarėm šiais metais, vėl planuojam kitais metams ir į priekį. Jo, nes man atrodo, kibernetinis saugumas yra realiai absoliučiai tolygus, ar ne, apskritai tam kietajam fiziniam saugumui, ar ne, apie ką mes čia daug diskutuojame visose formatuose ir galbūt momentais netgi dar labiau dar svarbesnis, dėl to, kad čia yra tiesiogiai susiję ir su nacionaliniu saugumu ir su privatumo dalykais. Jo, ir tas kibernetinis saugumas, tik aišku, irgi daug kas nuo mūsų nepriklauso, nes priklauso ir nuo žmonių, nes mes daug su NKC irgi prieš NATO investavom mokymus, labai irgi pagelbėjo su įrankiais, ta prasme, nes daug žmonių pavyko apgauti. Tai yra per visokias manipulacijas, tai būtent žmonės ir kitas dalykas dėl kitų institucijų. Mes, aišku, kalbamės per viešuosius pirkimus, kad visgi, kadangi žino modelius nedraugiški dalyviai tam tikrų įrenginių, tai dažnai jų sutrumpėja laikas ir įsibrovimo visokios taktikos. Tai kalbamės plačiai visur, sakom, diskutuokit, kaip daryti, kad nereiktų skelbti įrenginių pavadinimų, nes dažnai ten atnaujinimai skelbiami, taip toliau ir tu modelį rašai konkretų, tai jau žino, kad pas tave tu neturi pagalbos, suporto iš įmonės ir gaunasi, kad sutrumpėja laikas jau tikslas, ta prasme, greitesnis pasiekimas. Jau čia dar gal papildant, tai mes norėtumėm tiesiog paprastai, kad viešuosiuose pirkimuose nedalyvautų konkretus modelis, skelbiant sutartį, kokią tu turi ir skelbiant naują pirkimą atnaujinimą. Tai va čia taip paprastai. O dar vienas dalykas, čia jau mes toks absoliučiai ateitį žiūrint, nes tą, ką mes darom, iššauks dar vieną klausimą kitur, kur kol kas greičiausiai žmonės net nežiūri. Kibernetinio saugumo specialistų ateinant ir tą dalyką keliant aukštesnį lygį, bus atskleista daug spragų. Tos spragas taiso ne kompiuterinio, ne cyberio žmonės, o informacinių technologijų specialistai. Tai du atskiri dalykai. Tai atskleista, pavyzdžiui, kai įmonėse bus atskleista daug spragų, jas reikės lopyti, taisyti. Ir krūvis ne tik čia padidės, o čia dar labiau. Tai į šitą reiktų atsižvelgti ir manau, čia reikia, kad ir politikai žinotų apie tai, nes pas mus žmonės dažniausiai ne visada žino, kas po to atsitiks. Tai tam dalykui ateina. Kompetencijų ugdymas žmonių nuo mažens, ta prasme. Savivaldybė, aišku, 10 pilotinių mokyklų turi, kur tu pamoko, kas tai yra ir taip toliau, ir kad pasirinktų būtent tą sritį analitinį. Gerai, ačiū. Ar daugiau klausimų turim? Pasisakymų, pirmininkai. Pasisakymų. Gerai, eikim prie pasisakymų tada. Gintautai, pats pirmas. Ja, tai iš tikrųjų čia akivaizdu ir nesitiktina, kad ir mūsų šitas pokalbis dabar vyks yra archi svarbi sritis. Ir Erika visiškai teisi, nei kiek nemažesnė už Kimarsus ir Atakamsus, reiškia šitas sritis, ar Leopardus, ar Haubicas, reiškia iš tikrųjų, nes pati didžioji problema, kad jin yra, kaip sakoma, vizualiai nematoma. Ir jeigu mes nebaigtas statybas arba kažkokias kitas problemas duobės gatvėje galime identifikuoti, paprasčiausiai buitiškai užfiksuoti, tai šitoje srityje tik tai specialistai gali identifikuoti realų problemų mastelį. Ir dar yra kitas aspektas, kad nežinau kaip IT srityje iki galo, bet tarkime kitose srityse susijusiuose su radioelektronika, sistemos patikimumas sprendžiasi pagal silpniausią grandį, taip įvardinkime.
Ir jeigu yra skylė tvoroje, tai ta tvora gali būti aukšta, didelė, įkasta į žemę, bet tos skylės vienos tvoroje užteks 10-12 tūkstančių, reiškia, žmonių, kurie kasdieną per Meksikos ir JAV sieną pereina, reiškia, taip sakoma, įveikti. Tai va, kita problema yra tai, kad, ir čia aš tą šneku, nes teko garbė prie informacinių technologijų ir telekomunikacijų revoliucijos pradžios 2000 metais, 2004 dar ir tų, reiškia, šaknų prisiliesti tos revoliucijos, tai viena iš problemų yra specialistų valstybinės institucijos, šiuo atveju savivaldybės institucijų apmokėjimo sąlygos. Čia jūs paminėjot viešuosius pirkimus. Vytautai, be reikalo šypsotės. Jeigu dabar jums papasakočiau, kiek privartėme visokių situacijų, kad Seime išlaikyti specialistus, tai tenais tiek kasimuose, reiškia, dešinės ausės su kita ranka, negu priklausytų yra padaryta. Tai čia lygiai taip pat yra problema. Tai aš ką noriu pasakyti, mūsų kaip politikų galbūt ir užduotis yra kompleksiškai pabandyti padėti, reiškia, žmonėm, dėl to, kad paminėtas buvo kadrų trūkumas, paminėtas buvo, taip sakoma, problemos tam tikros, reiškia, kurias galėtumėme pabandyti padėti spręsti. Nes čia, Erika, jūsų daržas šitos viešųjų pirkimų, jūsų, ne personaliai jūsų, bet kaip valstybinės institucijos atstovų, nes jau čia per vyriausybinę liniją tie pokyčiai gali vykti. Savivaldybė galbūt gali inicijuoti pageidavimą prašymą, bet kojos prisitaiso jau vyriausybės Seimo lygyje, nes čia jau nebe savivaldybės kompetencija tokius dalykus yra išspręsti. Tai va, tai dar kitas pasiūlymas yra, kurį dabar aš girdžiu tarp eilučių. Susidurėte su problemomis ir amžina dilema, koks prievartos laipsnis galimas pritaikyti. Tai aš pasiūlyčiau daryti taip, kaip darė IBM kažkadaise, kurie pasakė, jeigu per metus laiko nesikompiuterizuoja visi mūsų partneriai, tai nebe partneriai, tą patį padarė didelės kitos korporacijos ir taip toliau. Tai Vilniaus savivaldybė pagal savo įtaką ir tiesioginę, ir netiesioginę, visom tuo labiau pavaldžiom institucijom gali veikti su gera doze prievartos. Tai yra formuluoti terminus, formuluoti klausimus, kelti reikalavimus ir dominuoti, diktuoti, versti sistemą keistis. Nes yra labai normalus dalykas, daugybė žmonių yra nusiteikę į procesą, ne į rezultatą ir ten, nežinau, vandenyse ar po vandeniu, reiškia, Vilniaus kažkur tai, reiškia, ir taip toliau, tos institucijos elgesi, pagal savo vidinį sugedimo laipsnį, taip įvardinkim. O galėtų būti prievartos kontekstas. Buvo paminėtas aspektas, kuris yra su švietimu. Yra mokyklos, yra variantai ir taip toliau. Primiktinai siūlau radikaliai eilę padidinti šito dalyko apimtį. Nes esu giliausiai įsitikinęs per visą tą savo netrumpą gyvenimą apie tai, kad švietimas tai yra suvokimas visuomenėje, suvokimas institucijose šitų problemų yra raktas į problemos sprendimą. Tai tada atsiranda spaudimas politikam, atsiranda tada prioritetai tinkami finansavimo, tarkime, nes yra suvokiamas problemos turinys, suvokiamas problemos mastelis. Tai va, švietimas, rolė, apimtis didinti ir taip toliau. Strongai, kaip sakoma, rekomenduočiau. Ir galbūt ta proga mūsų komitetas galėtų inicijuoti reprezentatyvę, neskubant per 3 mėnesius, 4 mėnesius reprezentatyvę konferenciją, kuriame mes kaip Vilnius galėtumėme duoti postumį ir tame skaičių parevizuodami ir valstybinės sistemas ir inicijuodami patys. Nes Vilnius yra didelė mašina, jinai sveria, kaip sakoma, su savo 1,5 milijardo biudžeto, reiškia, daugiau kaip ne viena ministerija. Čia ne jūsų, Erika, ministerija, yra ministerijų, kur Vilniaus miestas sprendžia daugiau arba daro. Va, kitas pasiūlymas, mano, būtų, pasirinkite kaip modelį mūsų komitetą ir šitos 3 narius, kurių du matote ekrane,
ir vieną čia prie stalo. Kodėl aš tai pasakiau? Seimo mano karjeros pradžioje buvo situacija labai konkreti. Dalindavau popierius krūvom. Prieš kiekvieną ten posėdį ir taip toliau, tiesiog pundais, kubiniais metrais tos popierius darydavau. Aš užklausiau informatiko, ar viskas yra kompe. Sako, viskas yra. Tai sakau, man nedėkite tada tų visų popierių. Jeigu yra kompe, kam reikia, kad čia dubliuotųsi. O sako, kai mes atskirsime, kur tu čia esi, reiškia, jau toks į priekį pasistumęs. Tai prisiminiau pirmą vizitą į Suomijos parlamentą ir ateities komitetą. Žalias medelis toks priklijuotas prie dėžutės, reiškia. Žalias medelis, reiškia, tau nereikia popierių. Tu, reiškia, naudojasi tom paslaugom, kurios yra teikiamos. Jis, spėkite, iš 3 kartų pradėjo žaliuoti tą sieną su tom dėžutėm Seimo šitam. Nes kažkas paklausė, o kam tas lipdukas, tada gavo atsakymą, tada sakė, ir aš noriu ir taip toliau. Tai mano siūlymas yra, kad mūsų komiteto formato, reiškia, kontekste jūs inovacijos arba tas, kurias norėtumėte, kad ar tarybos nariai, ar kaip propagandinio švietėjiško kažkokio dalykus, paprasčiausiai pasiūlykite ir aš tai manau, kad šitie 2 jauni žmonės ir vienas netiek jaunas mielai prie tų iniciatyvų prisijungs. Tai galbūt ne visai trumpai, bet tiek, kad jūsų institucija būtų su pretenzijom į, kad Vilnius būtų kibersaugus su visais jo piliečiais, įstaigom ir dar kitais dalykais, kad tokią ambiciją savo išsikeltumėte, o įrankių mes su komiteto nariais pasistengsime jums, taip sakoma, padėti, pateikdami. Ačiū, tai kreipsiuosi Lukas, nes vis tiek mūsų jau vadovybė supranta apie tai, bet mes dėl to ir renkam pradžiai, pavyzdžiui, įmonių vadovus, papasakot, kas tai yra, pirmą parduot naudą, o po to jau su duoti čia nepigų. Pradžiai bent jau juos įvesti, papasakot, kas tai yra ir su kuom valgoma ir kokias gali būti pasiekmes. Bet Ričardas sako nepigų, bet prisiminkite Erikos pasakymą, kuris yra absoliučiai teisingas. Tai yra ne mažiau svarbu kaip kitos sritis. Ir kas ten žino, jeigu dabar nuo raketos mes kada nors pasislėpsime kažkokioj tai slėptuvėje, kuri, tarkime, atsiras. Tai kai bus kiberataka ir iš čiaupo nebetekės vanduo, reiškia, bus radikaliai, nes tada ir gamybai sutrukdymai ir piliečių, taip sakoma, išgyvenimo ir komforto dalykai ir taip toliau, arba transporto sistema, arba. Ir pirmininkas teisingai sakė, tinklapiai yra toks paviršiuje gulintis daiktas, jisai diskomfortą sukelia, bet trumpalaikį, už dienos sutvarkė, už 2 dienų sutvarkė, už valandos sutvarkė, who cares. Kaip sakoma, nedidelis dalykas, bet jeigu sistemos, kurios funkcionuoja ir vis daugiau ir daugiau diegiamas sutriks, bus niuansų. Ačiū, Gintautai. Žiūriu, Erika gal nori pasisakyti. Ne, ačiū Gintautai už daug gražių žodžių man ir mano paminėjimą. Stengiuosi, Erika, stengiuosi. Gerai. Žiūrėkit, tai gal tada geri Gintauto paminėjimai kibernetinės saugos profesionalam. Aš galvoju, kad gal mes galėtume grįžti kovo mėnesį dar. Plano, kurį minėjo. Taip. Pabaigs tą planą, kad... Man atrodo, čia mums labai svarbu, kad galėtume, iš tikrųjų tas jūsų pasiūlymas, išsiaiškinti dėl poliklinikų, dėl mokyklų tikrai labai reikėtų. Tai mes to laiko paieškosim, tai kviesim kovo mėnesį. Ar jūs spėsit su planu? Jeigu tai bus kovo antroji pusė, tai spėsim, bet šiaip aš labai paprastai buitiškai galiu repliką buitišką pasakyti. Žiūrėkit, poliklinikos, nežinau, ar turės pinigų suplanuotų įrankiam įsigyti. Aš labai trumpai pasakysiu. 3 metam mums patiems tai kainuoja kažkur tai virš milijono, kad turėti įrankius. Vat supraskite. Tai poliklinika, jeigu šiais metais, aš labai buitiškai kalbu, jeigu ne šiais metais nes jau įgyvenimus planų reikia. Jo, aš tiesiog sakau, planas gali būti, bet jeigu jūs norite rezultato ir mes visi norim rezultato, tai jis net šiemet neateis, jis ateis tik kitais metais. Žiūrėkit, artimiausiam posėdėje iš multifunkcinio sporto komplekso atsisakysime vieno kokio nors
žaisliuko ant to šito daikto ir gausis viskas, su kibersaugumu puikiausiai. Easy. Galėsit per kitą posėdį. Pinigų kaip šieno, čia tik tai panaudoti juos. Kad neatsiras. Problema, kad mes tai už stadioną tik nuo 27 mokėt pradėsim. Pinigų reikia dabar. Tai gerai, žiūrėkit, man atrodo, pirmą jeigu grįžtat su planu, tada pamatysim priemonės, galėsim padiskutuoti, kaip efektyviausiai būtų galima padaryti tą. Gerai? Tai ačiū. Gintarės, aš iš karto klausiu, nematau ekrane, Modestas prisijungs? Ne, Modesto nebus, bet jisai kaip ir sakė, kad nelabai ką turi dabar ir papasakot, kaip ir rašiau. Erika, prašau. Aš norėčiau, nežinau, galim pasvarstyti, ar ne, galbūt galėtume nustatyti, nežinau, komiteto protokolinių pavedimų ir taip toliau, įpareigoti su tam tikrų terminų, ar ne, parengti mums visą savo įsivaizdavimą, kaip jie planuoja įgyvendinti savo įsipareigojimą, operatyviai įvertinti pajėgumus, ar ne, kurių reikia Vilniaus miestui ir taip toliau, nes vis dėlto laikas tirpsta labai greitai. Jeigu bus turės būti daromas, ar ne, tam tikros apimties analitinis veiksmas, darbas, ar ne, jam turėtų būti skirtas vis tiek bent 2 mėnesių laikas. Tada artės jau tikėtina ir pirmasis biudžeto perskirstimas, kuriame norėtųsi jau turėti tam tikrus skaičius, pagristus, apskaičiuotus su argumentais po to analitinio darbo. Tai man atrodo, kad mums kaip komitetui tikrai mes galėtume suformuluoti aišku prašymą, gal pavedimą administracijai per, nežinau, iki kovo 1 dienos arba netgi per pusantros gal kokios savaitės iki kitos tarybos, pateikti komitetui aišku planą, ką daro. Gerai, ačiū, Erika. Aš galvoju, mes iš tikrųjų galim tokį pavedimą. Gintarės tada prašysim, kad administracija iš karto persistų mūsų protokolą su prašymu atsižvelgti. Bet aš tada galvoju dėl to laiko dabar. Mes dabar turim, taip realiai, taip bandau įsivaizduoti. Mes šiaip turim, aš norėjau pasitarti, yra noras dar vieną komiteto posėdį daryti vasario 26 prieš tarybos posėdį, bet manau prašyti iki vasario 26, gal šiek tiek mažai to laiko, taip jau objektyviai vertinant. Kitą posėdį norėjosi daryti kovo 12, bet ten idėja buvo padaryti tą posėdį apie Vilniaus miesto architektūros viziją. Vienu žodžiu apie ir bendrai planą, čia dešiniojo Neries kranto vizijos atnaujinimą, tai tokia labiau diskusija, labiau pristatymą, tai turėtume laiko, jeigu jūs galėtumėt kovo 4 tuomet. Atsiprašau, aš negalėsiu, visiškai būsiu. Žiūrėkit, tai iki tos pačios kovo 12 gal tada prašom. Manęs kovo 12 nebus, tai nežinau. O kurią tu dieną būsi? Bet man yra, žinok, Vytautai, aš vis dėlto galvočiau, kad galvokime apie Vilnių ir miestą, o ne administracijos komfortą atlikti darbą. Man atrodo, šiek tiek spaudimo iš mūsų pusės turėtų būti ir, kaip pasakyti, trumpesni terminai ir labai aiškus ir greitas deadline'us yra labai aiški indikacija, kad mums reikia sprendimų vakar. Teisingai, tik aš noriu suderinti su komiteto data potencialia. Čia tik dėl to pas mane buvo šitas noras. Tai žiūrėkit, gal tada, aš nežinau, iki kovo 4 prašom. Aš taip, nežinau, man tai atrodo prašom iki tarybos, tegul parašė iki tarybos ir tada komiteto datą susiderins. Nes tu supranti, man atrodo, kad čia jau reikia šiek tiek intensyviau, čia jau reikia bėgti, daryti.
Aš tą tiesiog noriu, aš tiesiog bijau, kad... Ne, aš nežiūriu į intensyvumą, žinai, aš ne tiek žiūriu į administracijos patogumą ar kažką tokį, bet čia tiesiog, kad nesinori užduoti datą, po kurios dar yra daugybė laiko iki posėdžio. Nu, turiu meni, kad geriau tegul darbuojasi tuo laiku, o ne dokumentas stovi. Bet, žiūrėk, nu tai gal tada, kad būtų visiems aišku iki kovo 1 tada tą. O kovo 4 preliminariai pagalvosim apie posėdį tada. Ir bus dar laiko susipažinimam. Nu, bet man vis tiek atrodo, kad pateikti labai aišku matymą, kaip judėti toliau, čia dar pusę mėnesio duoti administracijai. Aš biškį netaip svartu, aš galvoju, tu nori, kad būtų to pirkimo dokumentai visi parengti. Ne, tai aš noriu iš pradžių suprasti, ką jie ten galvoja, o patį pirkimą, tai aišku, kad galima iki kovo 1. Ką jie galvoja, tai čia būtinai tikrai greičiau, atsiprašau, aš tai siūlau kviestis iki vasario 26 į tą mūsų posėdį ir viskas. Visiškai pritariu, ta prasme. Ne, pamatyti visą matymą teisingai, nes čia tokie šiaip tai truputį aš piktas, nes šiandien jie turėjo su tuo ateiti. Taip, būtent. Šiandien įrašytas antrų numerių tas klausimas buvo. Tai aš tą matymą pritariu, kad kuo anksčiau. Aš galvoju, tu nori su visais dokumentais galutiniais. Tai galvoju, vis tiek užtrunka parašyti, žinai. Tai dėl to. Gerai, tai Gintarė, tada man atrodo pritarėm visi, kad... Gerai. O Gintautai, jūs neprieštaraujate mūsų. Tai 4 dieną, tai aš klausau, reiškia, polemiškai. 26 vasario dar turėsim komitetą. Taip, 26, gerai, tinka. Klausau polemikos jūsų Vytautai su Erika ir supratau, kad yra rizika po 3-4 neįvykdytų pavedimų komiteto kelti rimtesnius klausimus dėl administracijos kompetencijų, ar ne? Nėra tokios rizikos. Duodam šitą pavedimą, įvertinsim jo atlikimo kokybę vasario 26 ir tada siūlau kalbėtis. Gerai? Supratau, tinka. Duokim dar vieną šansą. Puikiai. Tarė, perduokit mūsų. Gerai? Aš ir pats perduosiu. Ir pirmininkai, jūs turite galimybę, kaip valdančios koalicijos narys, patrepsėti ir kojomis, kad neignoruotų komiteto. Patrepsėsim. Ačiū labai, kolegos, turiu jau atsijungti, pereiti kitą posėdį. Tai. Ačiū, Erika, tada. Iki. Ačiū Jums. Iki. Gerai, tai mes turbūt tada irgi galim baigti. Antro klausimo nėra, bet tada prašom iki vasario 26 pateikti ir ateiti į posėdį, pristatyti visą matymą, kaip bus vykdoma civilinės saugos strategija, kaip mato, kada pirkimas, kaip dėliojas ir panašiai. Nu, visi klausimai, kurie buvo užduoti praeitą kartą. Ir viskas. Ir vat, kai ateis, tada pasižiūrėsim, su kuo tai. Nes iš tikrųjų taip, čia aš čia galvojau, kad jie anksčiau to pat ateis. Gerai, tai ačiū visiems.